Pokalbis su dienos svečiu. Toliau RSD radijo programoje atėjo metas laidai Pokalbiui su dienos svečiu. O šiandieną mes kalbėsime apie tai, kaip Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė kvietė kūrybingai ir prasmingai minėti valstybės atkūrimo dieną ir prisijungti prie akcijos. Vasario 16-ąją švęsk linksmai ir išradingai. Ta proga Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Ginkūnų filialo šeimos veiklos mokyklėlė Saulės zuikučiai nariai kvietė mėgsti liemenes ar apklotus ankstukams. O šiandieną pas mus studijoje svečiuojasi akcijos Mes esame kartu idėjos iniciatorė Lina Giedriminė, su kuria ir sveikinuosi. Sveiki, Lina. Labą dieną. Galbūt žinoma ir pradėkime nuo tos akcijos idėjos, kuri kilo būtent jums. Bemezgant porą kojinių ankstukams, kurios buvau pažadėjusi numegzti, kilo mintis pakviesti ir savo socialinio tinklo draugus, kaimynus, pažįstamus, ir galvoju, ką aš rašysiu socialinį tinklapį, tai galiu paimti ir parašyti skelbimą, bet to pakviesti mūsų Saulės zuikučių kolektyvo mamytes, močiutes megzti. Tai taip ir gimė ta idėja parašyti skelbimą. Parašiau skelbimą, mes kolektyvas gavom 1 kilogramą siūlų, kurios mums dovanojo Vaiko sveikatos informacijos centras, ir mes tos kilogramo siūlų pradėjome megzti. Kartu tą idėją paskleidėm socialiniam tinkle, į vieną į kitą organizaciją išsiuntėm ir tas bendraminčių būrys plėtėsi, kaip supratau. Taip. Tai pati pradžia viskas prasidėjo, galima sakyti, nuo pažado. Taip, kada pažadėjau. Kam jį buvote pažadėjusi? Vienai mamytei, kurios vaikučiai gimė per anksti, ir kai paklausiau, ką galiu padovanoti tavo vaikučiams, pasakė, numegzk man porą kojinyčių, jinai turi 2 nukus, ir sako, aš grąžinsiu į Kauną. Tai aš mezgu 1 porą ir galvoju, reikia kviesti kitus. Kągi, labai šaunu. O dabar mes prie tos akcijos būtinai grįšime. Papasakokite apie šeimos veiklos mokyklėlę Saulės zuikučiai ir jos veiklą. Mes esame įsikūrę Ginkūnuose ir mes gyvuojam jau 2 metai. Rudenį kaip tik atšventėm ir 1 metų jubiliejų, kuris buvo mums svarbus ir reikšmingas. Šiuo metu aktyviai lanko 7 šeimas ir 8 vaikai berods, nes karts nuo karto kinta tas skaičius. Ir šiuo metu mūsų vaikai aktyviai dainuoja. Tai yra iki mokyklinio amžiaus vaikai nuo 4 kažkur iki 7 metų, kurie susirenka ketvirtadienio vakarą, susitinka su kiemo draugais, nes šalta kieme labai ir nesusitiksi, o čia mes visi susitinkam. Turim šaunią muzikos mokytoją, kuri padeda vaikučiams dainuoti, pajusti meilę muzikai. O mes, mamytės, kol laukiam savo vaikučių, tai karts nuo karto užsiėmėm įvairią veiklą ir dabar mezgiam. Labai smagu, tai visi šeimos nariai, ar ne, turi veiklos atėję būtent? Taip, kiek nori, tiek prisijungia, bet vėl, kadangi tai yra darbo diena, tėveliai turi daug įvairių veiklų, tai ne visada išeina tiek įsijungti, kiek norėtumėm. Pirmosius metus mes susirinkę kartu su vaikais ir šokom ir dainavom, nes vaikučiai buvo dar ir mažesni, tai jiems reikėjo padėti, rodyti savo pavyzdžių, dabar jie paaugo, jie jau patys būna drausmingi ir puikiai leidžia laiką. Esame ir vaidinę su vaikais tą spektaklį. Vaikams vaidinom spektaklį. Esame ir dainavę vaikams. Vaikai sėdėjo kaip žiūrovai ir jiems labai patiko, ir tėveliams labai patiko tiek vaidinti, tiek dainuoti. Žodžiu, veiklos gali būti įvairios, nebūtinai dainavimas, vaidyba ar dar kažką kitą esate sumanę? Taip, idėjų yra daug, bet vėl reikia laiko jas realizuoti. Jos palaipsniui bus, ar ne, gyveninamos turbūt? Taip. Čia mes vėlgi grįžtame prie akcijos Mes esame kartu. Papasakokite apie ją šiek tiek smulkiau, kaip sekėsi ją vykdyti. Sekėsi puikiai, kaip jau ir buvo, man atrodo, anonsuota, 69 gaminius iš viso mes išvežėme į Kauną, bet jų tikrai yra daugiau. Beje, čia, Lina, šiek tiek įsiterpsi dabar, kas mūsų šiuo metu klausosi ir turi galimybę stebėti internetu, ne tik čia mūsų viena priešais kitą sėdinti. Štai Lina atsinešė į studiją ir virbalus mezginį, kažką bando vėlgi nerti daryti. Jis sako, tuo metu, kai kalbėjo rankos laisvos, galima
galima darbuotis, taip, Lina, ar ne? Prieš laidą minėjot. Ir štai studijoje čia ant stalo yra padėti būtent tie rūbeliai, kurie buvo dovanoti ankstukams. Ne, jie, va ta lemenė, jinai čia yra jau naujai siuntai paruošta, jau numegsta mano pačios. Jau būsimam renginiui, apie kurį mes vėliau pakalbėsim. Štai jūs galite matyti, kokie tai mažučiai rūbeliai, kokių prireikia būtent per anksti gimusiems vaikučiams. Ką, Lina, prašom, tęskit. Tai mes pačios mamos pradėjom megzti, kas mezgė, kas nėrė lemenę, pleduką. Kartu kvietėm ir prisijungti, kaimynai prisijungė ir susidomėjimas buvo iš kitų miestų, pasiskambino iš Molėtų, per socialinį tinklą šią idėją pamatė ir iš Šilutės, Jonavos, Klaipėdos, tik tais iš tų tolimesnių kraštų dar per tas 2 savaitės nesuspėjome pasimti gaminių, tai jie yra ir mes šiame ateinančiame etape suplanuosime, kaip juos galėsime paimti ir dar pakviesti kitus megzti nerti. Na ir dar iki kitų metų, aš nebejoju, ši akcija ir būtent norinčių prie jos prisidėti dar įsiplės. Apie tai mes pakalbėsime šiek tiek vėliau, jau po trumpos muzikinės pertraukėlės. Pokalbis su dienos svečiu. Grįžtame prie šios dienos pokalbių, kuriame kalbame su akcijos Mes esame kartu idėjos iniciatorė Lina Giedriminė, kuri šiandieną svečiuojasi pas mūsų studijoje. Ne tik svečiuojasi, mes šnekučiuojamės, liežuvis daro savo, tačiau rankos daro savo, rankos šiuo metu mezga. Tad, Lina, paklausiu, ką šiuo metu nerite? Šiuo metu mezgu vieną dalį pledukui. Tai primename, jog mes būtent kalbame apie akciją, kurios pirmas etapas būtent įvairių rūbelių nunertų jau iškeliavo, ar ne, ir taip. Dabar būtent ankstukams. Taip, ankstukams 69 gaminiai, kaip ir minėjau, jau yra perduoti, jau yra naudojami labai sėkmingai. Ir dabar ruošiamasi būtent jau sekančiam antram etapui. Taip. Lina, galbūt šiek tiek apie tuos ankstukus, kodėl būtent akcija pasirinkta tokia ir tokiu būdu, kodėl būtent jiem neremi rūbeliai? Na, ankstukai tai yra tie vaikučiai, kurie labai nori gyventi, kurie gimsta labai maži ir gimsta... Nesvarbu, kad per anksti gimsta, taip nori gyventi, taip, ar ne? Svarbiausia, jie labai nori gyventi. Tai yra tos mažos širdelės, kurios plaka, tėveliai jų laukia, bet kartais būna taip, kad gimsta ir 28 savaitę, gal net ir anksčiau, 32 vaikas neišnešiotas yra tada, kada jis gimsta iki 37 savaitės. Ir tėveliams tada būna, šokas. Jiems, nėra kada rūpintis ir tų mažų rūbelių nėra tiek labai daug, o to labiau, kada, patenka į ligoninę, kada tas vaikutis yra paguldomas į inkubatorių, kada jisai ten turi augti, sustiprėti. Pačius mažiausius vaikučius net į tam tikrą specialią plėvelę vynioja, kad jie tenai jaustųsi kaip pas mamytę plėvelėje, o inkubatoriuje jie guli su koinytėmis, su liemene ir apkloti būna. Ir dar tas pas inkubatorius būna apklotas, kad jisai būtų tamsus. Tai vėl aš pati galvoju, kad mano vaikučiai gimė laiku, yra 2 dukrytės, bet vėl tai tikriausiai yra laimė, kada mes esam sveiki, kada mūsų šeima yra sveika, kada vaikai auga sveiki. Ir man pačiai yra labai malonu padėti tiems tėveliams, kuriems būtent tuo metu ir reikia labiausiai paramos, kada jų vaikutis kovoja, nori gyventi, medikai jiems labai padeda ir ta ramybė tėveliams taip pat yra labai svarbi, o kada jie randa mūsų gaminius, kada jau yra koinytės, lemenės, kada nereikia rūpintis tais pirmaisiais gaminiais, arba kada jau yra perkeliama į palatą šalia tėvelių, kad stebirėtume, tai man atrodo yra geriausia, ką mes galime padaryti be labai didelių investicijų. Na, o rūbeliai čia palyginimui, Lina, dabar paprašysiu, galbūt pas mus ant stalo jūsų mėgsta liemenėlė, ją pakelkime, dan tiesiog tai, kaip lėliai skirti rūbeliai galima palyginti, ar ne? Pakelkime, parodykime mūsų klausytojams. Štai, telpa į delną. Taip, telpa į mano delną. Tai yra mažučiai rūbeliai, kurie yra ypatingai svarbus ir ta vilna, širkšti vilna tiems ankstukams primena, kad reikia kvėpuoti. Aišku. Sakykit, kam rūbeliai buvo atiduoti? Jie buvo perduoti Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligoninės Kauno klinikų neontologijos klinikai ir tenai jie
ar į reanimaciją dalį jau tėveliams, kada šalia vaikučiai būna perdus. Tai jau jiems palikom spręsti, kam tuo metu labiausiai yra reikalingas tas mūsų mezginys. Kalbant apie patį mezgimą, štai jūs, kaip minėjote, tik radusi laisvą minutėlę, stengiatės tuo užsiimti. Ką apskritai duoda gero tas mezgimas? Tai čia tikriausiai kiekvienas pagal save, kuris mezga, gali pasakyti, man tai padeda galbūt šiek tiek nusiraminti, pirštai dirba, juda, tai yra gerai, vilna vėl stimuliuoja tuos taškus ir, buvo straipsnis, kodėl reikia megzti, nepabaigiau jo skaityti, tai negaliu pateikti tos galbūt detalesnės informacijos. O vėl mezgant, tai gimsta tas gaminys, kurį galima ar dovanoti kažkam, ar aš papuošiu savo dukreles, tarkim, kepurėmis, čia irgi yra padėta viena kepurė, kurią lėliai numezgiau, nes ir dukrytį tokia pat numezgiau, ir jos lėliai numezgiau, kad einant į lauką turėtų, truputėlį per didelę gavos. Tai irgi yra smagu, kada vaikas gali pasipuošti ir kada išėjęs į gatvę ar sutikęs kažką didžiuojasi, sako, čia mano mama numezgė. Tai turbūt pats procesas, ar ne? Suteikia daug tiek džiaugsmo, tiek, kaip minėjote, tiek pirštam kažkokia tai mankšta galbūt. Taip. O kalbant apie visas kitas iniciatyvas, kurių buvo užregistruota minint vasario 16, tikrai buvo gausybė, galbūt šiek tiek apie tai. Mes pradėjome megzti tam, kad padaryti gerą darbą ir net nebuvo minties, kad čia kažkur kažką registruosimės ir kad nebus tokios laimingos pabaigos papildomos. Tokio įvertinimo, ar ne? Taip, besiklausant radijo stoties beros, aš išgirdau, kad prezidentė kviečia aktyviai ir išradingai paminėti. Tai galvojau, kad reikėtų užregistruoti, tai užregistravom ir iš viso buvo užregistruota 650 iniciatyvų, o buvo atrinkta 20 pačių išradingiausių iniciatyvų. Iš visos Lietuvos. Taip, iš visos Lietuvos ir buvo pakviestos praeitą ketvirtadienį į prezidentūrą į šventinį renginį. Apie tai, kokie įspūdžiai iš prezidentūros, jau mes pakalbėsime vėlgi po trumpos muzikinės pertraukėlės. Pokalbis su dienos svečiu. Vėlgi grįžtame prie šios dienos pokalbio, kuriame, primenu, mes šnekučiuojamės ir pas mus studijoje svečiuojasi akcijos Mes esame kartu idėjos iniciatorė Lina Giedrimienė. Trumpai priminsiu, jog akcijos metu buvo mezgami įvairūs rūbeliai, būtent ankstukams. Ir jūs buvote atrinkti tarp 650, buvote tarp tų 20 patekote, kuomet vykote į prezidentūrą, būtent pas prezidentę. Būtent buvote įvertinti. Papasakokite apie tai. Ta idėja užregistravus, mes gyvenom savo ritmu ir pirmadienio popietę pasitikrinus elektroninio pašto adresą radau džiugų laišką, kuriame buvo parašyta, kad mūsų idėja yra tarp tų laimėtojų, tarp tų atrinktų ir esam kviečiami į prezidentūrą. Labai gaila, kad nebuvo galimybės pasikviesti visų mezgėjų, nes čia pirmiausia noriu pasakyti tiems, kurie rado minutę ir kurie mezgė, nėrė, kaip ir sakiau, ir tai buvo ne vien tik tais iš Šiaulių ar iš Šiaulių rajono, bet buvo ir viena mezgėja iš Vilniaus, kuri 16 gaminių numezgė ir padovanojo. Praktiškai pavyko suburti iš įvairių Lietuvos kampelių, ar ne mezgėjus? Taip. Ir tikrai yra dar mezgančių iš kitų miestų, tai ir aš noriu gal pasinaudojant progą pakviesti, megzti ir sekti informaciją, galbūt ir RS2 galės pasidalinti apie tolimesnį vykimą ir surinkimą. Tai mes galvojam, kad galbūt darysim ilgesnės trukmės, galbūt porą mėnesių ir dabar yra derinimo šitie klausimai. Į pradžioje laidos užsiminiau, jog ruošiatės kitų metų etapui, tikrai nereikės laukti kitų metų, kaip Lina minėjo, jau dabar yra ruošiamasi antram etapui, kuris, truks gal šiek tiek ilgėliau, bet tikrai ne metus, kaip minėjot, porą mėnesių galbūt. Taip. O gal tai bus mūsų nuolatinė veikla? Galbūt. To linkime.
Taip. O jūs klausėt apie patį tą renginį. Tai renginys prasidėjo 2 valandą po pietų. Mes susirinkome anksčiau, turėjom praeiti pro apsaugos postą, pasiruošti. Kol laukiame, buvome vaišinami arbata, kava buvo ir sausainių. 2 valandą prasidėjo renginys, kada šventiškai pradėjo Biplan grupė, kuri padainavo vieną dainą. Tada prezidentė pasakė kalbą nedidelę ir buvo įteiktos vėliavos būtent 20 iniciatyvų. O tų iniciatyvų buvo įvairiausių, nuo šokimo su trispalvė į vandenį iki, kas man asmeniškai labai patiko, vienas darželis, tai buvo Joniškio darželis, kai iš antrinių žaliavų padarė didžiulę Gedimino pilį. Jeigu neklystu, tai buvo tualetinio popieriaus ir popierinių rankšluosčių, kai yra tie rulonė. Tai tikrai labai graži buvo idėja. Idėjų buvo ir įvairių, kada apdovanota buvo ir bėgimas išbėgant, tarkim, žodį Lietuva, maisto banko parama tiems, kuriems reikia. Idėjos įvairios. Na, lyginant kitas idėjas, klausantis, manau, jūsų buvo viena praktiškiausių. Taip, praktiškumo tai buvo, bet smagu, kad atsiranda kitoks požiūris į tai, kas vyksta aplinkui ir kuo mes kiekvienas galime prisidėti prie šviesesnės ateities kūrimo. Na ir apsidarykime taip pat jūsų klausantis, kartais čia ypač tiems įpratusiems, galbūt niurzgėti ar sakyti, kad viskas blogai, visi blogi žmonės aplinkui, tikrai taip nėra. Taip, nėra. Ir aš pati galvoju, kad reikia pradėti keistis nuo savęs. Jeigu kažkas yra negerai, tai reikėtų galbūt imtis aktyvių veiksmų ir taip pradės truputėlį išjudėti tie ledai visuomeniai, kur mes turim tam tikros stereotipus, kada tiesiog piktinamės, kad yra blogai, o patys nieko nedarom. Na ir apsižvalgius, tikrai aplinkui yra daug gerų žmonių, daug norinčių prisidėti, galbūt daugelį iš jų taip pat tik reikia kažkieno tai iniciatyvos juos suburti ir galbūt bet kuris iš jūsų mūsų gali būti tas iniciatorius. Taip, esat visiškai teisi ir aš pati asmeniškai nesitikėjau, kad bus tiek daug norinčių prisijungti. Mūsų pačių kolektyvo nariai numezgė 5 apklotus, 5 liemenes ir buvo porų kojinių. Tai jau yra 5 ankstukams apranga, be kojnyčių. O kad tiek daug norinčių ir nešė savo gaminius ar kitaip susisiekė, tai tikrai labai nustebino. Ir kas svarbiausia, tuos gaminius pakuojant ir dedant į vieną dėžę, aš juos taip pat ir nupaveikslavau ir yra socialiniam tinkle, Facebook mūsų tinklalapyje Saulės zuikučiai pateikti, tiesiog juos paveikslavom ir prašėm, kad Kaune nupaveiksluotų, kad žmonės matytų, kad jie tikrai iškeliavo ten, kam jie ir buvo skirti. Tai jautėsi tokia begalinė šiluma, tokia meilė, kad labai smagu skirti savo laiką, kurį atimu iš savo šeimos, iš savęs, bet tai yra darbai, kuriuos mes galime kiekvienas daryti ir tam nereikia, kaip ir minėjau, labai daug finansinių pastangų, kada porą virbalų ar vašelis, siūlai, ir kol mes čia šnekam, galiu parodyti. Vyksta darbas ir jau laidos pabaigoje bus dalis, jau kokia nemaža dalis numegsta. Tai jeigu mes taip rastumėm noro, rastumėm minutę, tai tikrai galėtumėm atlikti daug gerų darbų. O vėlgi grįžtant Saulės zuikučių, galbūt ruošiasi jau kokiai kitai šventei? Tai be mezgimo, kol mamytės megs, mes dabar planuojame aktyvinti vaikučius skaityti, nes vėl vaikai yra mūsų ateitis ir patiems auginant vaikus yra labai svarbu, kad jie turėtų daug įvairios veiklos ir vėl knygose yra labai daug išminties. Tai dabar mūsų artimiausias projektas bus skaityti knygas ir kad vaikai susirinkę patys aptartų, pasišnekėtų, ar jam yra 4 ar 7 metai, kad jisai papasakotų, kas jam patiko. Ir šiuo metu kaip tik yra derinama su viena iš autorių, kuri prieš porą savaičių berods jūsų laidoje pristatė savo knygą, jinai yra šiaulietė, tai kaip tik su ją derinama galimybė skaityti kelias knygas ir skaityti po kelias dienas, kad ta knyga kuo daugiau skaitytojų pasiektų ir tada, kad vaikučiai susitiktų tarpusavį, pašnekėtų ir kad būtų susitikimas su autorė. Tai taip ugdyti ir meilį knygą.
Na kągi, labai smagu apie dar ne vieną vyksinčią ateityje iniciatyvą, taip pat papasakosim ir mes RSD radio stotis, taip pat apie jūsų įvairias kitas iniciatyvas, kitus etapus, vėlgi mesgamus rubelius. Na ir pabaigai, Lina, jūsų palinkėjimas visiems RSD radio klausytojams. Kadangi šiandien yra kovo 1, yra pavasaris, tai va visus sveikinu su kalendoriniu pavasariu, tai linkiu, kad kuo greičiau tas pavasaris ateitų ir į širdį, tai palinkėsiu visiems šilumos ir gyvenimo prasmės, kada mes galėtume drąsiai žiūrėti, kas buvo vakar, užvakar ir sakyti, kad mes padarėme geriausia, ką galėjome padaryti. Ačiū Linai Giedrimeniai, akcijos Mes esame kartu idėjos iniciatoriai. Linkime gerų, sėkmingų akcijų ateityje, kad daug žmonių dar išgirstų apie jūs ir prisidėtų. Na, čia buvo dienos svečio laida. Viso gero.